yra, taip, šviesa dega languose, ne tik uždarytas. Šiandien mes su jumis kalbėsime apie tokią svarbį temą kaip lygi oda. Aš galvoju, kad daugelį iš jų, gal išskyrus tų jaunų vyrų, kurie pas mus yra, girdėjo apie celiulitą. Ačiū už širdelį, ponė Teresė. Ir tikrai, kada artėja vasaros, tas, kas turi tokias klausimus, nesakysiu problemą, klausimus, galvoja, kad būtų visai neblogai, kad šitas klausimas sumažėtų, taip sakant. Tai šiandien su jumis būsiu aš, pona Dana, labą dieną, matau irgi dar įjungusi atidarytą langą. Su jumis būsiu aš, Natalija Franko. Kodėl aš kalbėsiu su jumis šiandien apie tokią temą? Pasakysiu sąžiningai, kalbėsiu iš savo patirties. Bendrauju su kompanija jau 8 metai. Ir kažkada tai 8 metai aš atrodžiau truputėlį kitaip. Taigi ne iš pasakojimo žinau, ką reiškia stiprus celiulitas. Ir kitas sveikata. Ir sakysim taip, šiandien esu visai kitokia. Tai tikrai galiu pakalbėti apie tą temą iš savo patirties. Kažkas tai truputėlį man pripiešė ant... nieko, nebaisu. Kas yra celiulitas? Pirmą, ką norėčiau pasakyti, tai tikrai ne riebalai. Kaip daugeliu žmonės galvoja. Arba sakyčiau taip, ne tik riebalai. Truputėlį statistikos. Celiulitas dažniausiai turi moteris. Ir kažkur tai 80–95% iš moteros jos turi. Nors jis visada nėra akivaizdus. Bet dažniausiai yra. Tuo amžiuje yra tokia problema, sakysim. Klausimas. Vyrams pasisekė. Pas vyrų tokias problemas nebūna beveik niekada. Gal todėl, kad viena iš celiulito atsiradimo priežasčių yra moterų lytinių hormonų, estrogeno veiksmas. Ir pirmą kartą celiulitas kaip grožio trūkumas buvo apibūdintas visai nesenai, mažiau kaip 100 metų. 1973 metais žurnale Vogue buvo pirmą kartą parašyta apie celiulitą. Bet gal todėl, kad su laiku sutrumpėjo sijonas, jis pasidarė tikrai svarbus klausimas. Ir norisi, sutikit, kada yra vasaris, žmonės važiuoja atostogauti, kiekvienai norisi, kad kojos būtų gražios, sakysim taip, lygos, gražios, tai mes pakalbėsim apie tai, kaip arba išvengti tokius klausimus, arba pagerinti būklę. Toks yra variantas. Ir dar vienas šitas, kaip sakė, pasakymas, kad celiulitas yra signalas, kad reikia pagalvoti apie mūsų kraujotaką. Kas, kaip, sakysim taip, kaip atrodo celiulitas? Jūs matot šitai paveikslėlėje du variantai. Iš vienos pusės, kaip jau yra celiulitas, iš kitos pusės, tada oda dar lygi. Ir čia yra sukaupimas medžiagų po odos. Jūs matot, kad yra riebalinis sluoksnis odos, yra fascijos. Būtent fascijos atsakingas už to, kad pas mus va šitoj vietoj, kaip sakant, nieko nekabėjo. Būtent reikia jos kaip padaryti, kad pasikeltų tokias kaip plėvelė. Arba ant mėsos, jūs turbūt žinot, kartais būna, kur eina mėsa, toks sluoksnis baltas. Tai yra fascijos. Ir virš jos būna dar vienas riebalinis sluoksnis ir toks, kuo mažesnis jis, to gal yra ir geriau. Ir tam sluoksnė yra tarp lobulinės tokias kaip perkis. Jeigu po odos susikaupasi, ten yra riebalas, ten yra vanduo, ten yra, kaip čia,
surinkosi viską, ką nereikia mūsų organizmui, ir tada vat išeina, kad šitos pertvaros sulaiko, o visa kita pasikėlė. Vat. Ir tada, kada po odos, kaip čia parašyta, susirinka viską to, kuo neturėtų čia susirinkti, tai ir išeina, kad pas mus atsiranda ta, kaip sako, apelsinų žievelė. Kaip atrodo? Pirmas etapas. Ir labai dažnai tą pirmą etapą turi tas moteris, kuris sako, ne, pas mane celiulito išvis nėra. Galima džiaugtis, jeigu jis yra tik pirmai toj stadijoje, kada nieko dar nematyti. Bet aš visada visiems sakiau, bet pagalvoti apie tai ir kaip reikėtų ir padaryti, kad nekeistų. Antras etapas. Taip faktiškai dažniausiai ir nematosi, bet vidų jau keičiasi odos tekstūra ir jeigu prispaust rankoj, tai tada atsiranda toks kaip nelygumas ir tada matosi ir linkimai, ir toks kaip duobutės. Trečias etapas. Tai jau tada, kada nelyga ta oda, iškilimai matosi netgi tada, kada raumenys yra atsipalaidavus. O tokią, sakysim, tokią celiulito lygį aš turėjau. Ir yra ketvirtas etapas, kurį geriausiai niekam neturėtų, todėl kad ir oda darosi ir aiškiai duobėta, ir tampa stora, šiurkšti, ir baisiausiai to, kad jeigu prispaus tokią odą, tai jaučiasi jau skausmas. Ir čia jau sukelia ne tik išvaizdo problemą, bet būtent sveikatai labai negerai. Dar norėtųsi paminėti apie vieną dar klausimą, tai mikrovarikozės. Su šita irgi yra, kaip žinau, apie tai ne iš žodžių, todėl, kad kadangi turėjau celiulitą, turėjau ir tokią problemą. Čia nereiškia, kad būtinai turėtų būti. Jeigu atsiranda mikrovarikozės ir celiulitas, nebūtinai turi būti kartu. Bet dažnai būna, kad kadangi čia yra kraujotakos sutrikimas, tai ir ten, kada silpnėja venų cirkuliacija, atsiranda ir venų varikozė, ir taip pat šitą gali prisidėti prie skysčių sulaikymo, silpnėja medžiagų apykaita ir padidėja celiulito rizika. Taigi, jeigu kažkas tai iš jūsų pažįstamų, sakysim, ar tiesiog žmonės turi mikrovarikozės, tai visai gali būti, kad celiulitas, jeigu dar neatsirado, tai kažkur tai netoli. Koks yra pagrindinės celiulito priežastys? Pirmiausia, kaip aš ir minėjau, jeigu yra sutrikimas moterų lytinio estrogenų hormonų, tai vienas iš priežasčių, tai bus hormoninis disbalansas organizme. Dar vienas priežastis, tai kasos sutrikimas. Ir dėl to keičiasi medžiagų apykaitos, yra medžiagų apykaitos sutrikimai, ir čia irgi padeda, sakysim, kaip sakant, su kabliuku, kad mūsų oda pasidarytų nelabai graži. Toliau eina skydliaukės ligos ir kiti endokriniai sutrikimai. Ir kadangi pas mane buvo būtent skydliaukės klausimas, pas mane buvo autoimuniniai perioditai, tai buvo vienas iš priežasčių, kodėl pas mane ir mikrovarikozės, ir celiulitas atsirado labai pakankama anksti. Toliau, vieno nepakankamumas, čia apie tai, ką aš nesenai kalbėjau, kad kartais būna, kad mikrovarikozės ir celiulitas eina šalim vienas kitu. Limfinės sistemos nepakankamumas, kadangi tada nėra sukaupę nereikalingos medžiagos po odos, ir čia irgi gali stimuliuoti celiulitą. Venų varikozė. Dar vienas priežastis yra, jeigu mes gyvenam ne pats geresnį aplinkoje. Tai yra poveikis kenksmingų medžiagų.
tokie kaip būna didelio mieste, atliekų garų, toksinių. Nu, kada mes gyvenam didelio mieste, jūs žinot, jeigu gyveni šalia degalinė, taip ir aš, tai irgi kenkia sveikatą ir padidina riziką celiulitui irgi. Sekantis punktas, tai yra neteisinga ir nesubalansuota mityba. Svarbu daug kokio mūsų organizmo veikloj ir celiulitą gali irgi atsirasti. Stresas ir depresija, lėtinis nuovargis. Kaip sako, daugiausiai ligų yra nuo streso. Tai celiulitas taip netyčia atsiranda irgi nuo streso. Gal mes ir lieknėjam ir norisi pasakyti, kad celiulitas nereiškia, kad žmonės būtinai turėtų būti storas. Vienas su kita nesurišta. Būna šio laikų ir netgi labai jaunos merginos, čia nepririšta nei prie amžių, nei prie svorio. Būna jaunos lieknos merginos su celiulitu. Tikrai kartais pavasariui būna tas, kuris apsirengia tokia kaip leginsai, nu ir šitas celiulitas aiškiai matosi. Taigi, toliau. Sėdėjimas gyvenimo būdas. Ir gal todėl ir varikozas, ir celiulitas padidėja, tada buvo pandemija. Todėl, kad žmonės daug mažiau judėdavo ir, aišku, kaip kraujotaka buvo kaip silpnesnė. Ir kaip sako, čia pavojai grupė yra biuro darbuotojai, tas, kuris visą dieną sėdi. Ir tas, kuris dabar dirbo nuotoliniu būdu, todėl, kad irgi labai dažnai visą dieną gali sėdėti prie kompiuterių. Nėštumas. Nu, čia aišku, papildomas svoris kojam. Irgi. Būtent svoris. Ne storumas, bet svoris. Ir sulėtėja būna, kad vienu irgi šitų, kaip čia, kraujotaka vienu sumažėja ir nėštumas iš tos pusės daro savo. Svorio svairavimai. Iš tos pusės, kaip aš ir kalbėjau, labai blogai, jeigu žmonės valgo viską, pasturėja, paskui nereikia sulieknėti. Ir tokia, kaip sako, jau tokia dieta, kada nieko nevalgau, arba kad kažkas tai ten, nu nežinau, sėdė ant vieno ryžių, pas mane buvo tokia pažįstama, visą mėnesį valgė tik maltą ryžį. Irgi pavojingai. Viskas turėtų būti proto ribos. Nekontroliuojamas ir ilgalaikis visų rūšių vaistų, įskaitant maisto papildus ir visą kitą naudojimas. Viskas turi būti pagal taip, kaip reikia, kaip rekomenduoja arba specialistai, arba gydytojai. Viskas reikia vartoti su prasme. Kadangi kitaip vis tiek organizme kaukiasi, tada pažeidžia mūsų organizmai, taip pat ir mūsų odai. Priklausomybė nuo alkoholio arba nuo rūkymo. Ir dar yra toks momentas, kad paveldimas. Jeigu buvo pas žmonės tėvų, tai gali būti taip, kad atsiras ir pas moterį ne būtent tokių didelių problemų, kaip mes dabar apibūdinam, bet tiesiog kaip paveldimas. Nu ir su amžiu, deja, dažnai būna, kad sulėtėja pas mus kraujotaka arba limfodrenažas, tai irgi gali pokyčiai būti. Pakankama daug visokių yra priežasčių. Ir ką mes galim su to daryti? Keletą pirmų punktų tokie. Tai yra fizinis aktyvumas. Pirmų eilių ėjimas. Ir rekomenduoja būtent nebėgioti, bet eiti. Pakankama greit. Tai padės kaip ir kraujotakoje ir padės sudeginti papildomas kiekis riebalų. Per dieną pakaks 3-4 km, tai yra apie 10 000 žingsnių. Jeigu kas turi šitą laikrodį su skaičiuokliu. Koks dar fizinis aktyvumas? Tas, kuris stiprina kraujotaką,
bet tikrai nerekomenduojama yra su dideliu svoriu. Judėjimai, daugiau judėjimų. Jūs matot, kad galima ir su trenažeriu, galima savarankiškai, galima su dviračiu arba laukia. Nu, jeigu gražus oras, šiandien tai buvo ne pats geresnis, šiandien sniegas buvo. O porą dienų atgal buvo toks oras, kad tikrai būtų malonu ir su dviračiu pavažinėti. O jeigu ne, jeigu jūs lankot sporto salę kaip aš, tai tada labai gerai trenažeris, kuris kaip vėlo trenažeris, irgi padeda pagreitinti ir limfodrenažas padidinti ir sudega daugiau riebalų tuo momentu. Dar sausas masažas taip vadinamis. Su tokia, aš tai tokia, žinokit, nu nepaėmiau dabar, bet turiu tokią šuką, irgi trinam ir pagerės kraujudė ir deguonies tekėjimas jaudinis. Ir tai yra geras taip priežastis, kad celulitas neatsiras. Koks dar momentas? Kontrastinis dušas. Po šalto vandens organizmas stengiasi pakelt odos temperatūrą ir dėl to sudegino riebalų, jeigu taip greičiau kalbėti. O karštas vanduo atsidaro, plečia epiderminės poros ir tada visos toksinas išeina iš organizmės. Dulkės, nešvarumai, ta, ką kaupiasi po odinės šitos riebalų sluoksnis, tai vat viskas išeina ir tai irgi padeda, kad oda mūsų būtų lygesnė. Nu, aišku, tinkama mityba. Pirmas variantas, ką reikia būtent odos, tai gert vandens. Faktiškai tai daug kam reikia tą vandenį, bet, kaip man visada sako, jeigu aš daug gersiu, labai gerai, netikėsiu, reikia pagerti jo. Iškart išnaudot pasiūlymai, bet aš žinau, kad jūs visada po truputėlį gerit ir čia yra labai geras pripratimas. Nemažiau kaip litrą pusantro. Kaip netyčia, kuo daugiau mes geriam, tuo daugiau šitų vandenų iš organizmo kaip išsiskiria su toksinu. Tai ir būtent daug gert padeda išvengti patinimų ir skysčių sulaukimo. Žmonės kartais nesupranta, bet tas, kuris gal šiandien pirmą kartą prisijungia, patikėkit, taip ir yra. Kuo daugiau geri, tuo mažiau šansų, kad tu ištinsi, jeigu visą kitą sureguliuotų organizmui. Toliau, aišku, kad viską turi būti subalansuota. Mums reikia visko po truputį, ir baltymų, ir riebalų, ir angliavandenių, bet reikia, kad viskas būtų taip, kaip reikia. Pas mus, jeigu ką, yra specialistas, kuris padės, arba tas žmonės, kuris šiandien jūs pakvietė į šitą pasirinkimą online, subalansuoti. Ir tai irgi padės geros dietos, kaip ir parašyta, griežtos dietos ne visada padeda, reikia, kad būtų mityba subalansuota. Toliau, kontroliuoti ir druską, ir cukrus. Aš žinau, kad realiai druska sulaiko vandenį, ir dažniausiai sako, kad pakelia dar spaudimą, o cukrus ardo kolageną, o kolagenas yra vienas iš mūsų odos kaip pagrindą. Ir aišku, reikia valgyti daugiau skaidulų, todėl kad šitą gerina mūsų virškinimą ir neleidžia kaupti toksinus, o būtent toksinai ir toksinai surinka po odos, jeigu atsiranda celiulitas. Taip, toliau. Na ir tiesas produktas, tas, kuris padės. Kartais mes ne visada išeina pavalgyti taip, kaip reikia. Mes gyvenam didelėje mieste ir taip ar kitaip kvėpuojam tą orą, kurį yra aplink. Mes ne viską galim pakeisti, bet tikrai mes galim padėti mūsų organizmui. Ir aišku, čia bus produktas, kuris iš valymo serijos, kadangi mums reikia kuo daugiau toksinų išvalyti iš mūsų organizmo. Pagrindinis, aš gal šiandien ne apie visą pasakysiu, bet tai yra cell rejuvenation arba ikanas, kitozanas, kapsulės su vynuogių polikanas, kitaip vadinamas, mūsų arbata ir veikanas.
Išrinkau keletą, bet vėliau pasakysiu būtent kodėl. Apie arbatą negalėjau nepasakyti, nu, todėl, kad tai yra tas produktas, kuris galima gerti visą metą. Galima paimti su savim, jeigu jūs kažkur ir važiuojat, sakysim, kartu su mūsų įrėmenį, jis supakuotas į pakelio ir ne todėl, kad kai kas sako, kad nu ten gal kažką tai ne taip, o todėl, kad būtų ta reikalinga norma. Būtent kas jau naudoja, kaip sakant, dažniau ir ilgiau žino, kad šitą pakelį, kada tik žmonės pradeda gerti tą arbatą, tai ant litro pusantro reikia užplikyti. Arbata labai veiksminga, bet tikrai padeda. Ir išlaikyti lieknos figūros, todėl, kad pagerėja kraujotaka, pagerėja limfo tekėjimas ir tai yra, pirmiausia, mažiau patinsit, daugiau skysčio išeis iš jūsų organizmus, sumažės skysčių sulaikymas. Pagreit, bus greitesnė medžiagų apykaita. Tai reiškia, kad greičiau sudegs riebalai, neatidės po mūsų oda, reiškia, celiulito irgi bus mažiau. Ir pašalins toksinai. O jeigu mūsų organizmui pašalintas yra toksinas, tai tikrai gerėja ir odos spalva, ir tonusas, ir oda darosi sveikesnė. Pagrindinės veiklos medžiagos aš gal neperskaitysiu, todėl kad jeigu jums įdomu, tikrai galima užeiti ant saitą ir dar pakartosiu, kreiptis pas tas žmonės, kuris jūs pakvietė, bet tikrai veikia labai gerai. Aš šiandien kalbėsiu apie tą mūsų produktą skirtingą iš pozicijos, ką padeda būtent celiulitui. Todėl, kad jeigu pradėti vardinti mūsų produktų, kur padeda, tai žinokit, man ir porą valandų pritrūks. O kadangi dabar mes visi labai užimti, tai pasistengsiu trumpiau. Taip. Sekantis. Vynuogių ekstraktas. Labai geras produktas. Pirmiausia, galiu pasakyti, negaliu nepasakyti, žinokit, apie mikrovarikozės. Būtent su tuo produktu aš labai pagerinau savo būklę. Pas mane buvo tokios mėlynos, kaip juostos buvo ant kojos, kadangi aš turiu pirmiausia, kaip, nu, pas mano mama buvo, čia yra irgi kaip paveldėta kaip problema. Tai vat, aš tikrai žinau, kad vat pona Dana atsimena, kadangi aš tuo momentu imdavau produktą pas ją, kad tikrai pas mane buvo baisu. Ir aš kada pradėjau gerti, aš tiesiog galėjau ateiti pakelt, atleiskit truputėlį savo sijoną ir pasidžiaugt, kaip pagerėjo būklės. O kadangi vienas su kitas susiję, tai tikrai padeda ir spręs problemą su celiulito. Ką daro? Stiprina kraujogyslės į kapiliarus ir dėl to mikrovarikozės dingsta. Gerina kraujotaką tam vietų, kur yra problemos. Ir dar, kadangi yra labai stiprus antioksidantas, oksidantas tai apsaugo odą nuo pažeidimų ir padeda atkurti jo struktūrą. Šalina nereikalingą irgi skysčių, šalina, mažina patinimą, kadangi irgi nekaupėsi vanduo. Ten yra dar juodųjų pipirų ekstraktas. Ką jis daro? Jis pirmiausia padeda pasisavinti skirtingų medžiagų ir vitamino C, kuris yra irgi šitam produktui, cholikanui, o vitaminas C padeda gaminti kolageną. Taigi jau bus gražesnė oda. Labai reikalingas toks veiksmas, tai yra skatina termogenezę. Procesą, kada organizmas išleidžia daugiau energijos šilumos. O reikia daugiau tų riebalų sudėti, kad atsirastų daugiau šilumos, tai padeda deginti riebalus. Cikorijas arba fosas, tai prebiotikas ir gerina žarnynos veikla, o mes kalbėjome apie tai, kad čia irgi vienas iš priežasčių, jeigu yra bloga žarnynų veikla. Ir vitaminas C, kaip aš jau sakiau, dalyvauja kolageno sintezė ir gerina
odos stangrumą ir elastingumą. Kadangi stiprus antioksidantas, tai pašalina sukaupusių po odos oksidantų ir tada, aišku, ir oda darosi ir lygesnė, ir gražesnė. Pagerina kraujotaką ir skatina, kad riebalai daug greičiau kaip sudegtų mūsų ląstelėse. Sekantis produktas. Tai yra veikanas. Omega 6, omega 3. Gerina mikrocirkuliaciją, didina odos elastingumą ir saugo nuo uždegimų. O uždegimas tai yra vienas iš priežasčių, kodėl didėja celiulito kaip matomumas, sakysim taip, kadangi atsipalaiduoja šitą odą. Vitaminas E yra stipras antioksidantas. Vėlgi saugo mūsų odą nuo pažeidimų, gerina kraujotaką ir padeda pašalinti toksinus. O lecitinas padeda atkurti membranos ląstelės. Pagerina šitą viršutinį odos sluoksnio būklę. Gerina lipidų apykaitą ir, aišku, palaiko sveiki odą. O vitaminas A, taip pat kaip ir vitaminas C, skatina kolageno gamybą. Taip, ir chitozanas. Chitozanas, taip sakant, yra stebuklingas, tas, kuris padeda, nežinau tą vietą, kur chitozanas mūsų kaip organizmo nepadėtų. Pirmiausia, suriša ir pašalina riebalus. O jeigu organizmas nepasisavina, tai aiškiai tada ir neatsiras daugiau to sumažino celiulito atsidarimą. Pašalina toksinas ir skysčias nereikalingas. Vėlgi tas, kuris dažnai celiulitas susijęs su skysčių ir atliekų kaupimo po odinę. Tai chitozanas labai gerai iš tos pozicijos padeda. Išvis chitozanas padeda detoksikuoti organizmą, o reiškia gerina ir odos būklę. Mažina uždegimą. Kaip ir minėjau, kad poodiniai uždegiminiai procesai prisideda prie apelsino žievelė ryškumas. Tai chitozanas mažina šitą uždegimą, būtent visam organizmui, taip pat ir mūsų odai. Ir taip pat gerina žarnyno veiklą, kaip mes jau kalbėjom, kad geras medžiagos apykaitos, geras virškinimo procesas padeda visam organizmui, taip pat ir mūsų odoj. Ir periodiškai yra rekomendacija valyti mūsų organizmą gal truputėlį stipriau. Tas mane yra tas slaidas, aš jas palikau, kadangi mes vakar darėm su Europos akademijos, aš žinau, kad ir mūsų lietuvių partneriai periodiškai daro, tai pagal savo atsiliepimą ir pagal atsiliepimą kitų galiu tikrai pasakyti, kad ir šitas irgi labai padeda, kad oda jaučiasi labai, sakysim, ant klubų, kadangi išeina ta vanduo prisikaupusi ir toksinai po odos. Todėl būna, kad žmonės per vieną dieną per klubų sulieknėja, sakysim, 2, 3, 4 centimetrai. Tai ne todėl, kad, kaip staigiai sulieknėja, todėl, kad išėjo nereikalinga vanduo, kuris susikaupusi ir toksinai po odos. Taigi, rekomenduoju. Ir truputėlį norėčiau pakalbėti apie mūsų prietaisą. Pirmas yra Silvaris. Mes jos daugiau žinom kaip aparatas, kuris naudojam veidui. Kada aš anksčiau darydavau šitą tokią paskaitą, panašiai paskaita pas mane buvo rusų kalboje, tai aš pabandžiau pakovoti, kaip sakant, užsiimti su celiulitu. Ir būtent, žinokit, yra tokia vieta, kuri dažniausiai sukilo klausimas, tai yra kojos vidinė pusė, viršui. Ten kažkodėl tai celiulitas visada labai stipriai matosi. Tai galiu pasakyti, veikia labai gerai. O jeigu su mūsų dar gėlės,
aš apie juos nerašiau, bet galiu pasakyti, kad tikrai nepagailėkit gėlio savo kojoms. Rezultatas yra kaip daug stipresnis. Truputėlį apie tai, kaip veikia. Radio dažnio režimas. Pasirodo, kad čia yra viena iš populiariausių kosmetologijos metodikų, kuri padeda kovoti su celiulitu. Ji veikia, kaip kaitina oda 55-60 laipsnių. Ir koks būna rezultatas? Pirmiausia, riebalinių ląstelių irimas. Ir tada mažėja riebalų sankaupos po odos. Ir pirmiausia, po odos, kadangi mes veikiam ne iš vidaus, bet virš odos. Padidėja mikrocirkuliacija ir reiškia suaktyvėja kraujotaka ir limfodrenavimas. Ir sumažėja tinimai. Jeigu atsiranda būtent tos celiulitos priežastys, kad sukaupėsi daug vanduo, tai tilvarisas labai gerai padeda. Kolageno ir elastino gamybos skatinimas. Nu, aišku, kad oda darosi ne tik lygesnė, bet elastingesnė ir stangresnė. Ir, nu, kaip punktas pažymėjo, bet todėl, kad mažėja celiulito kaip žievelės, apelsinų žievelės sumažinimas išeina, oda darosi ir lygesnė, ir pilnesnė, turbūt pasakyti galima taip. Mikrosrovės režimas, kurį dar vadinama raumenų srovė. Ką daro? Padidina mikrocirkuliaciją. Pakelia tonusas susilpnėjusių ir pažeistų raumenų. Daro limfodrenažą. O čia reiškia, kad toksinų pašalinimas kaip pagreitina. Ir kaip rezultatas irgi, jis toks truputėlį jau kaip daugiau jaučiasi, bet duoda labai geras rezultatas irgi. Ir trečias yra ultragarsinis režimas. Vadinasi, kad jis suteikia gyvų audinių ląstelinio masažo efektą. Ir aktyvina medžiagų apykaitą. O jeigu aktyvina medžiagų apykaitą ląstelėse, tai reiškia, kad ląstelės išvaro iš savęs, taip sakant, tas toksinas ir nereikalingas skystis, kuris susikaupia. Kaip rezultatas, viršutinės odos sluoksnis tampa lygus ir elastingas. O tas, kuris gilesnis, kadangi veikia ne tik viršų, o į giliau praeina, tai vyksta greitesnis riebalų skaidymas į riebalų rūgštis ir gliceriną. O riebalų rūgštis irgi toliau skaitinasi ir ten išeina kaip ta pati vanduo, ir todėl sako, kad kartais, kada aktyviai užsiimi liknėjimui ar šitą, būna, kad žmonės sako, aš prakaituoju, aš daugiau einu į tualetą, tai čia yra normalu, žinokit, kadangi riebalus keičiasi į vandenis ir glicerinas ir nu vienu žodžiu čia yra kaip riebalų perdirbimo produktas. Suaktyvėja skaidulinių skaidulų destrukcija ir oda tampa lygesnė. Ir ką yra dar svarbu, labai greitina kraujo ir limfos apytaiką. Taigi, naudokit Silvariso ne tik veidui, o nepagailėkit visui kūnui, ypač ateinančių vasaro laikų. Nu ir dar porų žodžių negalėjau nepasakyti apie mūsų kaip čia, nu sekas rusiškai vadino, lietuviškai kartais BCM-as, atsiminiau. Todėl, kad čia tai, žinokit, yra irgi labai geras prietaisas. Ką jis daro, jeigu trumpai? Kraujagyslių valymas ir stimuliuoja kraujotaką. Ląstelių aktyvina ir pagerina imuninės funkcijos. Padeda numest svorį ir padaryti, kad jūsų, kaip sakysim, formos būtų geresnės. Ir labai gerai veikia mikrocirkuliacijos skatinimui.
Irgi galiu pasakyti apie save, būtent žiemui, kadangi visada aš mėgstu vakare prasivaikščioti, jeigu yra galimybė. Bet žiemui labai anksti slidų, tai aš turiu namie, žinokit, šitą BCM. Aš jos naudoju ne tik pastovėti ir pasidėti. Kada man nepatinka mano kojas, aš ant jos ir taip, ir kitaip, vat, pusė šitų pozų tikrai. Būtent tas, kaip sakant, viršutinis klubų dalis, kuris dažnai būna šitos celiulitas, aš per žiemą gulėjau visiškai. Jeigu yra tas vietas, kur nelabai patogu, galima naudoti kokią pagalvėlę. Aš ir pirmo atsiguliau irgi per pagalvėlę, todėl kad ten yra šitos centre toks kaip pakeltas centras, tai tada, bet žinokit, irgi jaučiasi, jeigu tu jos naudoji, kaip keičiasi tavo figūros elementai. Kodėl aš šiandien kalbėjau apie tų produktų? Būtent apie tų. Yra daugiau produktų, kurie padės mums pagrožėti iš tos pozicijos iki vasaro. Bet būtent šį mėnesį, būtent šitam produktui yra labai geras pasiūlymas nuo kompanijos. Žiūrėkit, ir Holikanui 20% tikrai geras pasiūlymas. O Veikanui tai išvis pasakiškas pasiūlymas, kitaip nepasakysi. Perki vieną ir tau dar vieną į dovaną, kadangi Veikanas daro labai gerų dalykų ir mes visi žinom, kad omega 3 mums reikalinga, tai tikrai siūlyčiau visiems panaudoti. Aš tai panaudojau, žinokit, aš jau pripirkausiu, tai negalėjau šiandien apie tai nepasakyti. Visai nesenai atsirado dar viena tokia kaip labai geras pasiūlymas, tai Hitozanas, irgi 20% nuolaida. Ir tikrai aš siūlyčiau visiems irgi išnaudoti tą galimybę, todėl kad Hitozanas daro labai daug reikalingų dalykų mūsų organizme. Pirmiausia, jis išvalo viską, ką įmanoma. Aš žinau, kad užsienyje yra, vadinasi, Scavenger, man atrodo, taip skamba, kad jis valo visą organizmą. Ir Silvarės yra galimybė turėti savo prietaisą grožiui ir sveikatui. Kaip pasakė mano pusseserė, kuri yra profesionalus kosmetologas, kad sako, aš turiu pas save visus šitos režimas. Tik pas tave, sako, tokias švelnesnės, kad galima būtų kiekvieną dieną namie vartoti. Pas mane, sako, stipresnės. Bet tikrai labai giria. Ir ką aš galiu pasakyti? Rezultatas tai, kaip sakant, na lice, tai mes dabar turim faktiškai trečdalį nuolaidą. Tai tikrai panaudokit tą progą. Ir jau tada per porą dienų jūs galėsit viską tą turėti namie. Jeigu jūs tik dabar prisijungit pirmą kartą, tai tikrai galit kreiptis pas tų žmonių, kurie jūs pakvietė. Ir sužinot, kaip dar kaip geresnėms kainoms padaryti savo dovaną, žiūrint į artėjantį vasarą. O aš šiandien užbaigiu ir tai galiu jums palinkėti sveikatos ir grožio.